Nu ko, jūs patarmasa, sugalvojau grįžti, žinokat. Tai pradėjau darbą sekmadienis, žiūriu Samoškinį 2 metų senumo video. Negali Pauliuką kopijuoti. Nu ką aš jums galiu parodyti. Turiu naujienų, gausiu naują priekabą. Reiks važiuoti iškelti balną, nes priekaba biški kitokia, o balandį gal gausiu naują fūrą. Gal, žiūrėsim. Tai va, neturiu aš iš tikrųjų ką parodyti. Turėjau ką parodyti, bet nefilmavau, kai į Ispaniją važiavau. Ir iš Ispanijos atsidūriau Portugalijoje, tai atvažiavau pasiimti savo priekabėkį. O, stovu. Bremenė oro uoste stovu. Tai va, žiūriu toliau Samoškinį, nes reik pasivyti, daug nemats. Tai va. Nu ką, žinau, parodysime paskui. Ką esu sugalvojęs, trumpą vidasuką, tai čia tokį susuksim grįžimo progą. Labryt, Samoškins Klikaun, o mes važiaunam krautis reduktoriaus kažkokią, apkeitė man čia planus. Turėjau važiuoti vieną vietą, važiuoju į kitą vietą, nerandu daiktų. Čia koks dalykiuks va. Yra biški pasikeitimų nuo paskutinio mano video. Va, tuoj užkandu ploviuko ir viso. Tik nerandu blemba liustros. Reiks, man atrodo, pirkti LED lemputę. Tokia va, čia supukšt. Nes blemba dabar reik. Nu, korinį ir žaltys. Turėjau aš anu. Tai va, esu nemegojęs. Nežinau net kaip pasakyti. Nes anksti užmigau, o blemba, viską išverčiu. Anksti užmigau, o kėliaus irgi anksti. Užmigau, aišku, ne savo norų, nes buvau tiesiog pervargęs. Tai taip ir gavos. Tai tokie reikalai. Varom į Hamburgą, vietoj Duisburgo ir žiūrėsim, kas ten bus. Pradėsiu gal pamėginti po biškį filmuoti pakrovimus, jeigu išeis. Iš tikrųjų, Samošką užkrėtė vėl. Bežiūrint Samošką, užsimaniau, gal reikės pradėti vėl video po biškį kelti. Tai va, tokie reikaliukai. Išsikrovom. Nu ką, viskas, baigiam darbą. Greičiausiai važiuosim į Ispaniją, tai bus ką parodyti. Gerai, nėra daugiau ką rodyti, chebrytė, ačiū, kad žiūrėjot. Paspaudžiam subscribe, paspaudžiam laikelį, pasidalinam su giminėm ir artimaisiais, su draugais pažįstamais, Anytom ir Anytais. Tai va, chebrytė, viskas. Čius.